Sveiki. Ant stalo turim dar vieną mano letenėliam surinktą stiprintuvą. Šį kartą iš vis jisai toks industrinis objektas, ar kaip jį pavadinti. Radau šitos radiatorius ir pagalvojau, kad būtų visai prikolas padaryti šių dėžę. Tai gavosi, kad iš visų tokių setelių ir panašiai padariau tokį korpusą. Visų skoniai skirtingi, tai nesakysim, ar čia gražu ar negražu, bet man patinka. Taip, iš galo turim įėjimo jungtis, bet jos 4, nes čia 4-kanalis stiprintuvas. Turim 2 Spicon išėjimus. Abu išėjimai neša po 2 kanalus, nes tai yra 4 kontaktų jungtis, kurios labai smagios ir iš tikro kompaktiškos. O per vidurį turim tarpą, nes vis dar neturiu aliuminio juostelės. Žinant mane, ilgai bus tas tarpas. Kas laikina, tas amžina. O šiaip jis ant tiek paprastas, kad varelį ir aprodžiau jau visą. Kas čia? Maitinimo įėjimo jungtis ir saugiklis. Daugiau čia net nieko nėra, nei garsumo potenciometro, nei kažko kito, nes jis paprasčiausiai bus skirtas naudoti daugiajuostei sistemui. Tai prieš eina filtrai, visa kita, tai jam nieko realiai ir nereikia. Tik pačio stiprintuvo. Dar grįžtant prie pačių radiatorių, tai visai norėčiau kažką galbūt čia įdėti, bet vėlgi. Čia, jeigu kas jau net nematė, būdavo tokie TO-3 korpuso tranzistoriai, tai čia antiek senas radiatorius, kad jis nuo tokių. Tai čia į vidų galbūt būtų įdomu, kokius tai radiatoriukus dar įdėti, tiesiog prisukt varžtis ar kažką, tai dar nesugalvojau. Bet tai vėlgi, žinant, mane greičiausiai taip ir liks, nes aš klausau stiprintuvus, o nelabai daug žiūriu juos. Dar ką turėčiau paminėti. Pavyzdžiui, šita plokštė, perforuota plokštė, ar kaip ją pavadinti, tai įpirkta iš depo ir tiesiog išpjauta pagal matmenį. O dangtis ir dugnas toks pats, jie vienodi. Tai čia iš tikrųjų vėlgi iš tų korpusų, kur kažkada minėjau, kurie vietoj papigiai būdavo. Ir vieni buvo skylėti, o kiti buvo, be skylių. Tai čia tiesiog praardytas toks korpusas ir iš jo vėlgi pasiimta detalė, kad pagamint dangtį. Visai fainas dalykas iš tikrųjų. Tai tokie perforuoti metalai. Dar vienas patogus dalykas, kad kai yra tos skylutės, galima pasirinkti, kurias gręžti ir tiesiog tiesiai išsigręžti, čiut išdidinant iki 3 mm ir montuoti plokštės, visą kitą lygiai. Toks kaip paruoštukas, iš tikro pamėgau tokius sugręžuotus dalykus. Tiek ir tėra tos išorės. Atsidarykim ir aptarkim vidų. Tokį mes turim vidų. Vėlgi čia netaip ir daug vyksta visko. Nuo ko pradėčiau, tai šitą transformatoriaus, kuris yra labai smagus tuom, kad jis nemokamas ir visai kokybiškas. Turi netgi ekranuojančią plokštelę. Čia grinai kažkokio spalvoto metalo juostelė, kuri mažina transformatoriaus išspinduliuojamus trukdžius, visą kitą. Visai toks nieko jisai. Kaip sakau, jis nemokamas, nes jis iš muzikinio centro. Vėlgi, tie visi senesni muzikiniai centrai gera vieta gauti smagių transformatorių iš tikro. Mano STK stiprintuvė irgi iš galingo muzikinio centro transformatorius, ten tas iš vis didžiulis. Geras dalykas tokie dalykai. Prisimenant sviestą sviestuotę. Toliau, akivaizdžiai turim maitinimo plokštę. Ji turi 8 4700 mikrofarado kondensatorius. Tai čia šitam stiprintuvui išvystančiam kažkur 4x20 ar ten 25 vatus ant 8 ohmų. Ant 4 irgi tiek pat, nes mikroschemų srovė riboja, bet žodžiu, tokiai suminiai gali, tai čia talpos pilnai pakanka, pilnai per akis. Iš karto galbūt krenta akis šitas dalykas. Tai čia tiesiog popieriukas, nes aš vis dar modeliuoju, kaip paskirstyti apšvietimą, bet manau, man taip visai tinka. Tai tiesiog dėl to, kad čia yra šviesos diodai, tiesiai ant maitinimo plokštės, jie apšviečia visą korpusą.
ir ta juostelė tiesiog neduoda jiems matytis per daug tiesiogiai, biškai priverčia šviesą nueiti. Tai gal galiausiai kokio laptopo ekrano sluoksnį čia uždėčiau, galbūt, kad būtų ir šiek tiek permatomas ir biškelį, neduotų matyti aštraus ledo kristalo tiesiog pačio, kaip akinančio. Apie šitą pusę, dar po apačią ten gilumo yra standartinis diodų tiltas. Neįsivaizduoju, kaip jį parodyti. Kažkiek matosi varžtų prisuktas ten. Tarp ties transformatoriaus vidurių. Taip, o nuo maitinimo tradiciškai eina laidai. Maitinimas vienas, bet plokštės dvi. Tai aš tiesiog atvedžiau atskirais laidais, kad nors kažkiek pagerint kanalų skirimą ir viską, kad turėtų atskirus laidus nuo pačios kondensatorių bankės abi pusės. Nes, tarkim, naudojant šitą stiprintuvą daugia kanaliai, tai sakykim, šita pusė galėtų būti kairiai pusiai, o šita dešiniai pusiai. Tarkim, aukšta dažnis ir vidurinių dažnių garsiakalbis kairiai ir aukšta dažnis ir vidutinis dešiniai. Tai šitos plokštės gali būti kai kurie matytos, nes aš jas rodžiau apžvalgoj šitų plokščių, rodžiau, ką su jau modifikavau, tai nesikartosiu. Tik vėlgi modifikavau darbiški šį kartą, nes visgi jos ne tiek geros, kaip man atrodė, ką turėčiau dadėti, kad kai čia būna originalus diodų tiltas, tenais, kur dabar, čia matosi trumpikliai sulituoti, kai būna diodų tiltas, čia būna tie patys kondensatoriai, didelė talpa, visa kita, tai aš atradau problemą, kad visgi šioks toks fonas visada yra. Aš pradžių galvau, gal laidai, gal kažkas ir gavosi tokia nesąmonė, kad jau buvau sujungęs visą šitą visiškai iš tikro kitaip. Ir jau atrodė projektas baigtas, bet iš tikrųjų gavosi, kad ką aš tik nedariau, vis tiek buvo fonas. Kaltinau šitos laidus, iš pradžių buvo neekranuoti įėjimai, buvo tiesiog susukti laideliai, tada kaltinau jų pajungimą, buvo iš pradžių, kaip ir dabar yra, tai ekranuotas laidas, ekranas pajungtas, signalas pajungtas, kitam gale irgi abu pajungti, kaip priklauso, raudoni laideliai pats signalas į RCA centrą, o visos žemės sujungtos kartu, kad būtų vienodas potencialas, visakit. Taip daroma visoje pirktoje technikoje realiai. Ir aišku, pačios jungtis izoliuotos nuo šito pačio korpuso, kad nesijungtų be reikalo jį. Nes į korpusą viskas jungiasi per šitą varžtelį čia, juodais laidukais. Ateina abiejų pusių žemė ir ateina iš maitinimo žemė. Tai buvo viskas lygiai taip pat, išskyrus, kad čia buvo iškart iš transformatoriaus. Ir ėjo kintama, o čia, čia esantis diodų tiltai, jie lygino viską, čia buvo pilnai sulituoti kondensatoriai. Ir tada aš niekaip negalėjau išspręsti to fono. Tai kaip ir grįžtam prie šitų laidų, jos nuo šitos konfiguracijos buvau perdaręs į kitokią, buvau net pabandęs iš čia vieną bendrą žemę atvest. Visą jungt šarvą vienam gale. Abiejuose, kaip dabar vėlgi, niekas nepadėjo, galvojau, kad dėl to, kad dvi plokštės, kokia žemės kilpa, bandžiau su viena plokštė. Ir niekas nepadėjo, dar padariau dar vieną modifikaciją, perjungiau kaip realizuoto žemės, dabar įėjimo žemė sujungta su išėjimo žemė. Kaip vienam video dalinausi tokio, kaip jis atrodo, Tomas Kristiansenas, ar kaip jis kanadietis toks yra, jis buvo LM3886 labai gerai išnagrinėjęs. Tai žodžiu, jis savo tam rašinukę aprašė visas savybės tos mikroschemos, viskas galioja bet kuriai mikroschemai skirtai stiprintuvui, vos ne, D klasiai ten kiek kitaip bus, bet AB klasiai ten, visom tas pats ir ten labai geri pavyzdžiai, dėl ko žvaigždinis žeminimas, kuris čia realizuotas yra gerai, bet negeriausiai, tai aš dėl to ir permečiau žemių realizaciją. Tai
signalo žemę sujungiau su išėjimo žemė, kas, skaitosi geriausia praktika su šitom mikroschemom ir viską. Ką tai lyg tai padarė gero, kad kai žemės prijungtas ir čia, iš tikro stiprintuvų dzin, nes dažnu atveju tokie moduliai padaryti negalvojant kaip ir STK modulis, kad vos tik sujungi kaip priklauso, tipo kairė, dešinė su savo žemėm, o vėliau neišvengiamai jos susijungia vėl kartu, ar jungsi čia ant šitų, kaip rodžiau, jungčių, ar nejungsi, vis tiek galiausiai per RCA susijungs kažkur toliau jos kartu ir tai duoda foną. Bet tai panašu, kad tas teisingas žemių realizavimas tą išsprendžia, tai gali tvarkingai pajungti ir šarvą ir viską. Nežinau, gal reiktų man kokį mini video sukurti, kaip aš dabar daryčiau stiprintuvo žemės, nes yra senas, kuris vis dar gan normaliai ten viskas turėtų būti, bet galvoju, gal reiktų būtent apie tai pakalbėti, nes čia jau reikėtų ir pabraižyti, ir papiešti, ir nežinau, šito video gal neapkrausim, bet esmė, perkonfiguravau ir žemės, ir viską, ko tik nebandžiau, ir vis tiek fonas, ir esmė green, buvau likęs tik prie to, kad tik viena įdėta plokštelė, kita net nepajungta žemė, ten nieks nepajungta, tikrai viena plokštelė, ir vis tiek jinai fonavo. Aišku, aš ir tikrinu per labai jautrų garsiakalbį, ant kokio subo turbūt negirdėčiau, bet, nesinori palikti tokių nesąmonių, norisi atpoliruoti daiktą. Galiausiai pradėjau žiūrėti tą plokštę, sakau, apie kurią yra visas video, kur galima pamatyti. Ir, aš manau, gal visgi diodų tiltas čia pajungtas biškelį, neteisingai. Ar vis tiesiog gal čiučiut per arti įėjimo grandinių, kažkas tokio, bet gaunasi, kai kintama virsta nulatinė, juk yra vos nepjūklas, jei pažiūrėtume oscilografu, ir tos pulsacijos kažką sudirba plokštį, kažkur persidoda ar oro, ar indukuojasi, oro ar indukuojasi, tas sinonimus sakau, kažkas, ar pulsacija pačioj žemėje, gal per storai, ar per daug į centrą tas tiltas pingtų, iš tikrųjų net sunku supras, bet galiausiai man toptelė mintis, o jeigu aš sumetu porą kondensatorių, pasijungiu maitinimą kažkur čia per laidus nuo trafo ir grąžinu į tą plokštę, palikau tada ir diodo tiltą ir viską pasijungiu, viskas išsilygina ten kažkur guli šone, išsilygina, ateina nuolatinė plokštė, pasijungiu, žiūriu, nėra jokio fono, realiai. Ten vos ten kažkas, ten iki tokio lygio, kad ten labai reikia stengtis, kad išgirsta ausis sukišus jautrų garsiakalbį. Ir tada iškart suvokiu, kad tiek įtaliojau tos įėjimus viską, aišku, kad grįžtamą ryšį ir žemės perkeičiau čia biškį, tai tik geriau, bet būtų suveikę turbūt ir originaliai. Tai gaunasi, kad visgi šita plokštė turi problemą su savim, nors ir visai pagyriau vienam video, bet pasirodo, norint pilnai foną išgaudyti, ko aš kažkaip seniau nepastebėjau, nes ir nedaug yra, gal aš naudojau ne tokias jautres kolonėlės, gal ką, bet esmė ji nėra visiškai gerai ir šitam etapė jau nebežinau, ar ją rekomenduočiau. Gal vis dar, nes iš tikro, taip naudojant su maitinimu kitur, viskas susitvarko ir kai kaina tokia žema, tai gal vis dar ir nieko iš tikro, jo. Tik tokie niuansai. Kol nepamiršau, paminėsiu, kur dingo kondensatoriai, jie dingo į čia, o čia įlietavau 2 po 2200. Idėja ne tik, kad turėt kondensatorius šitai plokštai, kad visą maitinimą iškelt. Ir dar vienas dalykas, dėl ko čia sumažinta talpa, kad visos krovimo pulsacijos liktų šitoj plokštai. Kai čia kraunasi viską, tai jodų tiltas ten žemai, matom dabar didžiulį atstumą ir jau išlyginta, viskas ateina į stiprintuvą. O jeigu čia paliktume didelius kondensatorius, tai jie mėgintų prisidėti prie pačio lyginimo ir turėtume didesnės srovės pulsacijas šitoj plokštėje, o būtent to ir norim išvengti, nes čia tokia problema ir dėl pulsacijų per arti plokštės. Tai dėl to sudėjau mažesnius kondensatorius, tokius radau, bet, nes labai norėsiu pabaigti šitą daiktą, bet iš tikro
Būčiau galėjęs čia dėti kokių 1000 mikrofaradų, bet turėjau 2, tai įdėjau 2. Sudėjau arčiau mikroschemų, šitos 2, kad jie vis tiek reikalingi, kaip esu daug kartų kalbėjęs, yra video apie tai, kad turi būti 3 filtravimo pakopos. Smagiausia, kad išsisprendė, žodžiu, viskas, tik sakau, kai būna, kad turi po kelis kart perdarinę dalykus, bet nepasiduodi ir galiausiai viskas pavyksta. Ir dar gausi, kad čia galėjau šitų ledų prilituoti, kad šviestų visas. Dėl schemos, tai vėlgi, iš praeito video KM766 dar likę, bet čia vėlgi SP Elliot Sound Products schema. LM1875, bet dėl NO video buvau pakeitęs, bet idėja išlieka ta pati, apie šitą schemą esu kalbėjęs, braižęs ant popieriaus, paaiškinęs kiekvieną elementą. Ir tuose video aš paaiškinęs viską, ką aš taikau, kad kiek galima geriau viską išspausti. Štai taip iš arčiau atrodo viena pusė, kita pusė lygiai tokia pati. Turim tą maitinimo plokštę, ją maketinę surinkta, prisukta ant 2 varžtukų. Turim šiltai baltus diodus, iš tikrųjų labai keisti diodai, jie plokščiom viršūnėm yra. Turim visas žemės, kas šiuo atveju tik 3, 4, nes 4 pats korpusas ekranavimų. Turim kitos pusės kanalą. Dar kad turėčiau paminėti, kad mikroschemos prisuktos per varinę plokštę, jos be izoliatorių prijungtos prie plokštės, o pati plokštė, juostelė prisukta prie pačio aliuminio radiatoriaus per silikoninę tarpinę. Būna lemonų lyg pirkau lapais karpamais, tai išsikerpi kokio nori dydžio. Jau tada šita varinė juosta yra izoliuota, nes šitų LM1875 mikroschemų korpusai prijungti prie minusinio maitinimo. Tai jeigu prijungtume ant tiesiųjų, būtų babach. O kodėl čia ta plokštė ir viskas dėl tokios mažos galios? Vėlgi pagal korpuso dydį, tai jos visai smagiai pakaisti iš tikrųjų. Pas mane maitinimas virš 26 voltų, tai 4 ohmų karštą, net labiau reiktų ant 8 naudoti. Bet vėlgi aš noriu daug dinaminio diapazono ir greičiausiai prie aukštų dažnių jie dirbs, prie Twitterio, ten kažkotais. Tai vėlgi galios daug nebus, bet taip tai jas užspaudusios kaista. Ir antras dalykas, matom, vos ne laipteliai tokie yra, o čia prie mano užrašo A2, kairien žiūrėkit, yra laipteliai grinai. Tai kiek galėjau ten apačiui pritryniau su plokščia dildę ar kom ten šios ir su viltim, kad ta tarpinė ir didelis vario plotas tiesiog leis panaudoti šitos radiatorius. Viską taip ir prisukau. Ir aišku, kiek bandžiau, viskas gerai užšinasi, nes plotas susidaro didelis, ten kiek galėjo pasilygino, kiek ne, viską išsprendžia pasta ir tarpinė. Taip jau kartais būna. Labai norėjau šitos radiatorius panaudoti, nes man patiko jie. Ir aišku, pati varinė plokštė, juostelė prisukta per varžtelius su tarpinėm, kad vėlgi per varžtelį nesusijungtų. O man mikroschemų tarpinė tik šiaip sau, tik kad varžtas nebūtų laisvas, skiliai šiaipus galėtų nebūti, bet man patiko taip per gumą, kaip sakant, prisukė. Kaip galima pamatyti, tai čia toks kaip pusrusis gaunasi apačioj ir ten realiai nieko nėra, ten tik praeina laidai, nes man reikėjo ant kažko sumontuoti šitas 2 plokštės, nes oregi nekabės, tai padariau tokį kaip pusiau aukštą, o kadangi transformatorius aukštas, tai jisai ant pačio dugno, sakyčiau, visai ir prikolnai netgi atrodo. Kad išbandyti šį 4 kanalų stiprintuvą, su visais kanalais veikiančiais vienu metu, tai aš jį prijungiau prie aktyvaus filtro. Šitą filtrą naudoju prie kompiuterio sistemos. Jisai tiesiog ant kažkur 100 Hz viską paleidžia aukštiem, o visą kitą žemiem, kas iš esmės tik šitoms atsitiktiniam 4 kolonėlėm, kurias čia sukrapščiau. Čia idėja ne kažką gero dabar išspausto, tiesiog išbandyti, nes yra dar vienas niuansas, kad šitas filtras kažkada turėjo potenciometrą žemiem suderint lygiam, tai jis jo neturi, viskas paleisti ant tiesiųjų, kolonėlių jautrumai tikrai skirsis, tai čia gros iš esmės belenkaip, bet yra tiesiog idėja išbandyti šitą dalyką, nes dar net pats nebandžiau jo su visais 4 aktyviais kanalais. O DSP ir visą kitą aš palikęs gan toli, tai kaip ten sakoma, ir taip sueis šį kartą. Paleidau belenką, kas nesikirstų, tikėkime su YouTube'u.
Tai va, kažkas girdisi, čia nėra pavyzdys implementacijos, ne tos kolonėlės, ne tas filtras, ne tas įrašymo, filmavimo būdas. Bet kadangi visi visada nori bent kažką išgirsti, tai va, turim tiek šiam kartui. Dėkui už dėmesį ir sėkmės konstruojant. Iki.